kada pagalvojai, iš kur atsiranda maistas? Kelionė nuo lauko iki mūsų stalo yra labai ilga ir įdomi. Viskas prasideda laukuose. Ūkininkai pasėja kviečius, morkas, sodina bulves, svogūnus ir kitus augalus. Kad jie augtų, reikia saulės, vandens ir geros dirvos. Augalus reikia prižiūrėti, purenti žemę ir ravėti piktžoles, laistyti, saugoti nuo ligų ir kenkėjų. Didelę dalį darbo atlieka technika – traktoriai, laistymo sistemos, robotai, net dronai. Kai užauga derlius, ūkininkai jį surenka. Kombainais pjaunami kviečiai, iškasamos bulvės, raunamos morkos, renkami obuoliai ir kiti vaisiai. Visas derlius keliauja į sandėlius, kuris rūšiuojamas ir saugomas. Dalis maisto keliauja tiesiai į parduotuves, bet dažnai derlius dar perdirbamas. Kviečiai tampa miltais ir duona, bulvės traškučiais, obuoliai, sultimis ir tyrėmis. Kad maistas būtų tinkamas vartojimui, tikrinama pagamintų produktų kokybė ir tik tada maistas supakuojamas bei paruošiamas transportavimui. Iš gamyklų maisto produktai keliauja į parduotuves. Vairuotojai pristato prekes, parduotuvių darbuotojai jas išdėlioja lentynose. Ir tik tada maistą galime nusipirkti mes, pirkėjai. Štai taip maistas atsiduria mūsų lėkštėse. Kiek daug žmonių dirbo, kad galėtume suvalgyti sumuštinį. Tačiau mūsų maisto kelionę gali paveikti klimato kaita. Jį keičia metų laikus ir dėl to ūkininkams vis sunkiau užauginti grūdus, vaisius ir daržoves. Kai kurie augalai išdžiūsta nuo karščio, kitus sunaikina potviniai ar netikėtos šalnos. Be to, šiltesnis klimatas pritraukia naujus kenkėjus ir ligas, kurių anksčiau Lietuvoje nebuvo. Kas nutinka, kai ūkininkai užaugina mažiau derliaus? Tada maisto pramonės įmonės gauna mažiau žaliavų, todėl pagamina mažiau maisto. O kai produktų mažiau, jų kaina kyla. Tai reiškia, kad tavo mėgstami produktai – duona, pienas, vaisiai – gali tapti brangesni ir sunkiau prieinami. Tam, kad ūkininkai galėtų lengviau prisitaikyti prie klimato kaitos ir sėkmingai užauginti pakankamai maisto, įgyvendinamas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas. Šiame dokumente numatytos priemonės, pagal kurias remiami ūkininkai auginantis maistą ekologiškai, naudojantis mažiau pesticidų ir taršių trąšų. Ūkininkai skatinami sodinti įvairesnius augalus, saugoti nykstančias augalų ir gyvūnų veislės, naudoti atsinaujinančią energiją. Kiekvienas iš mūsų taip pat galime prisidėti prie kovos su klimato kaita, rinkti vietinius sezoninius produktus, nešvaistyti maisto, o atliekas rūšiuoti bei kompostuoti. Be to galime rūpintis gamta, miškais ir dirvožemiu. Klimato kaita – rimtas iššūkis, bet dirbdami kartu mes jį galime įveikti. Mūsų veiksmai šiandien nulems, kokiame pasaulyje gyvensime rytoj. Tad pradėkime veikti dabar, kad ir ateityje ant mūsų stalo netrūktų skanaus, sveiko ir Lietuvos laukuose užauginto maisto.